21 metais šitame name įsidiegiau saulės jėgainę, kadangi sąlyginai nedidelis yra šito namo elektros įvadas, yra 10 kW, tai saulės jėgainė irgi buvo diegta 10 kW galios. Vienintelis šio namo energijos šaltinis yra elektra. Šildymui naudoju geoterminį siurblį, todėl ir buvo labai logiška ir labai atraktyvu įsirengti saulės elektrinę, kad būtent ir apsirūpinti elektros energiją ir pasigaminti žalią, tvarę elektrą savo poreikiams. Saulės jėgainės įrengimui tuo metu pasinaudojau pateikiamą paramą, ženkliai pagreitino elektrinės atsiperkamumą, kuris tuo metu skaičiavome, kad bus 5-6 metai, tačiau pagal realias tų metų kainas ir kokia buvo dinamika, iš tikrųjų gavosi, kad elektrinė atsipirko per porą metų. Energijos kaupiklį įsigijau 23 metų rudenį, taipogi pasinaudojus tuo metu teikiama APVA parama įsigyti elektros kaupiklius. Baterijos veikimo principas yra labai paprastas. Jį stebi tuo metu esančias Nord Pool biržos kainas ir jį pasikrauna tuo metu, kai yra elektros energijos kaina tą parą yra pigiausia, yra mažiausia ir atiduoda į namų vartojimą tada, kada jinai yra Nord Pool'e brangesnė. Tuo būdu aš naudoju elektrą tada, kada jinai yra tinkle pačia geriausia kaina. Dar viena, manau, kad labai svarbi funkcija šitos išmaniosios baterijos yra atsarginio maitinimo šaltinio funkcija. Tai dingus elektros energijai tinkle vasarą, tu principe gali gyventi neribotą laiką, nes namai yra maitinami iš baterijos, o baterija prisikrauna iš saulės jėgainės. Netgi jeigu saulės jėgainė ir negeneruoja ir baterijos nepakrauna, tinkle įvykus avarijai iš baterijos tu gali name, neribodamas savo jokių naudojimo, jokio poreikio, be elektros energijos išbūti apie 10 valandų. Bateriją, o ne generatorių pasirinkau todėl, kad generatoriui įsijungti reikalingas laiko tarpas, kol jisai pradės generuoti elektrą. Tuo metu išsijungia visi buitiniai prietaisai, kas yra dažnu atveju jiems kenksminga, o baterijos tu kartais net nepastebi, kad jį įsijungia, nes tai vyksta akimirksniu. Šiuo metu ESO suteikia vis mažesnės leistinas generuoti galias vartotojams, tai ir šiuo atveju baterija yra puikus sprendimas. Kaip ir minėjau, mano atveju leistinoji generuoti galia yra ženkliai mažesnė negu namo poreikiai. Tai šiuo atveju vėlgi gelbėja ir padeda baterija, kuri leidžia saulės generacijos piko valandomis energijos perteklių pasaugoti baterijoje ir praėjus piko valandoms patiekti atgal į tinklą. Kaip ir minėjau, mano atveju saulės jėgainė atsipirko tikrai greitai, mažiau negu per 2 metus. Kas liečia bateriją, tai yra labai individualu. Tai priklauso nuo jūsų įvado galios, ar jūsų saulės jėgainė pilnai aprūpina jūsų namo poreikius elektros energiją ar ne, ar reikia dalį dasipirkti biržos kainomis. Taip pat priklauso, kur yra jūsų būstas ir kokia yra tikimybė, kad dings elektros energija ir jums bus reikalingas atsarginis energijos šaltinis. Solitex saulės jėgainės ir išmaniosios baterijos sprendimas iš tikrųjų rinkoje neturi analogų. Pradėkim nuo to, kad saulės moduliai yra labai ilgaamžiai ir tarnauja 30 ir daugiau metų. Taipogi savo išmaniąją funkciją ir galimybę pirkti elektros energiją tada, kada jinai yra pigiausia. Taipogi pasididinti savo įvado galią ir turėti saulės jėgainę ženkliai didesnios galios, negu tavo yra leistina generuoti galia.
Išties sistema yra praktiškai analogų neturinti rinkoje.